Sveiki, visi parodysiu aktyvų blikų, kartais varlės užkyba. Žodžiu, aukšlių ir varlių spotą, arba kitaip blikų ir frogų. Va. Mes esam Vindinge, 97 121, nu arčiau prieš 97. Ir, nu va, ant 3 plūdinių. Va, aktyvus spots, aš ką tik šiaip atėjau, tai labai daug nepagavęs. Va, kimba. Blikai visai nemažai duoda XP ir dar silverį. Nes nėra ką gaudyt man. Nu, tai va, atėjau čia. Didesnis. Visai norėčiau trofėjus. Aš šiaip čia dėl silverio, labiau dėl XP, dėl trofėjus, dėl XP. Tai va, net negaliu parodyti. Norėjau parodyti, ką naudoju čia, va, kiek aktyvų. Dieną labai aktyvų. Tai va, aš naudoju, va, čia plūdinės kelios, tai va. Naudoju va tokius kabliukus, CL1120 ir musės, o ten jau plūdės 4 gramų užmetimas 60-70 atsiprašau, 50-60 centimetrų. O ant 1 gramo plūdės, tai va kaip yra mano pirma meškerė, tai užmetimas 70-80 procentų. Tai bažnyčia varpais daužo. Nebaidykit žuvų. Kur? Ai, ten. Nebaidykit man žuvų, kiek jums sakyt. Va, arba kitaip man žemėlapį parodysiu F3. Tai va, čia atsirandame, pereinam prie tiltą ir čia va bėgam tiesiog ir eisim. Tai va, net nespėjai traukti. Tikrai atsipirks. Jeigu ilgiau pasėdėsit ne 5 minutes. Aš dar kartą kartuoju dėl trofėjaus arba blutego. Nes blutegą abejoju pagauti. Sorry, biški nemoku su plūdinė žvejot. Nes va, aš tik biški čia pažvejausiu tą plūdinę tuoj. Va, biški 2-3. Va, dar net šito neatsirakinęs, tai va. Kiek aš mažai žvejoju. Net žaidimas parodo. Nes aš pagrindė su donkiam. Čia dar kaip čia, bet su spinning tai iš viso nieko. 10 procentų net nėra. Tai va, toks spatukas. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti like bei subscribe. Ir viso gero.